tą patį traukinį sėda su manim. Ir į Boloniją važiavo. Į Boloniją važiavo. Ir kažkaip jinai man sako, patį pirmą vakarą, tik atvažiavusi į Boloniją, jinai man sako, pamatysi, sako, tu negrįši, sako, susirasi, sako, Berną, sako, ir negrįši. O studijos dar italų kalba. Aš tai ir labai suprasdavau, kas gerai vaidina, kas blogai vaidina, nes vaidyba, iš tikrųjų, tai eina daug iš kūno. Labai tave malonu matyti ir simboliškai su tavim susitinkame Saladį muzikos salėje, taip. Ir matyti daug šiandien kalbėsime apie muziką, apie muzikinį teatrą ir apie muzikinius kelius, kurie tave atvedė į Italiją. Ir prieš tai noriu pasakyti, kad dažnai man dabar tenka filmuoti lietuvius Italijoje, su kuriais man kažkaip persipinę keliai dar prieš atvažiuojant į Italiją, Lietuvoje. Tai mes iš tikrųjų, mūsų irgi istorijos persipinę dar gyvenant Lietuvoje. Tai pasakykime, kad Kornelija studijavo muzikinį teatrą ir aš buvau dėstytoja, praktikantė. Tai Kornelija kažkurio metu buvo mano studentė. Kūrėm dainelės. Statėm spektaklius, eskizus ir man labai malonu dabar tave pamatyti čia, Italijoje, po mūsų bendros istorijos, susitikti su tavim, pakalbėti ir sužinoti, kaipgi paskui po muzikinio teatro klostėsi tavo kelias ir ką tu veiki dabar. Tai pradėkime? Pradėkime nuo pat pradžių. Taip, prieš atvykstant į Italiją tu studijavai Muziklą. Muzikinį teatrą. Taip, muzikinį teatrą. Taip, ir pabaigė studijas. Tau labai gerai sekėsi, galiu patvirtinti. Tikrai... O svarbiausia, manęs net nenorėjo priimti. Tikrai? Aš sužinojau, gal antram kokiam kursą. Dėstytojas mano prisipažino, sako, kai mane pamatė. Aš sakau, tik ne ją. Nu, aš nežinau, žmonėm padarau tokį įspūdį, kad aš kažkoks kitoks žmogus, bet kai pradedam dirbti, visą laiką visiems pasikeičia. Tai aš vos nepatekau. Tai galiu pasakyti, kad tikrai tame kurse buvai labai ryški, labai įdomi ir buvo labai malonu su tavim dirbti ir tikrai labai gražių dalykų esame kartu padariusios, sukūrusios. Tu pabaigiai studijas, taip, ir paskui tavo mintis apie užsienį, taip? Mano mintis iš vis nebuvo apie užsienį. Bet turėjau dėstytoją Raimondą Agnę Medeišienę, kur tu prisimeni. Taip. Ir jinai visą laiką būdavo, jinai, man atrodo, dirbdavo prie projektų. Ir man visą laiką, Kornelija, tu turi važiuoti, Kornelija, tau reikia važiuoti, aš susipažinau su šitą mokyklą Bolonijai, man Bolonija, Italija, aš iš vis, manęs, gal kažkokios mintis, buvo apie Berlyną, galvojau, apie kažkokios Italiją, Boloniją, ne aš kažką girdėjus, nei ką, ir tau reikia važiuoti, tai važiuok bent jau ten 3 mėnesius pabūk. Ir aš sakau, blemba, o tai ten angliškai, kaip net, ten itališkai. O tai ką aš neišvažiuosi Italiją. O esi buvai girdėjusi ką nors apie muziklą Italijoje, apie muzikinį teatrą, nieko? Nieko. Aš kažkaip iš viso apie muziklą, iš tikrųjų, aš pradėjau studijuoti muziklą, man muziklas niekad net nepatiko. Iš tikrųjų, man vienintelis muziklas, kai nežinau, filmas Chicago patiko. Bet kad muziklas aš tiesiog negaliu apsispręsti, ar aš noriu dainuoti, ar aš noriu vaidinti. Taip. Aš noriu tiesiog žiūrovui pasakyti, kad Kornelija yra puikiai dainininkė, kūrenti dainininkė, taip, kuri savo dainas, iš tikrųjų klausau, matau per socialinius tinklus ir tikrai tik komplimentį galiu pasakyti. Tai ir kažkaip negaliu apsispręsti, ar aš noriu dainuoti, ar aš noriu vaidinti. Kažkaip dar galvoju, kiek man buvo 18 metų, paskutiniai 12 klasiai, važiuoti į akademiją, bet man kažkaip akademija, nežinau, tu man gali pasakyti, man kažkaip visą laiką toks būdavo, atrodo toks kančios vaibas. Jo. Čia kitam interviu. Tai ir kažkaip galvoju, yra Vilniaus kolegė, nelabai aš ką girdėjau, nebuvau girdėjus,
Galvoju, bandysiu į vienintelę tą Vilniaus kolegiją, vienintelį numerį įrašiau, daugiau niekur net nebandžiau stoti. Taip, nieko savo. Jo, ir kažkaip papuoliau ir galvoju, nu, bus likimas. Ir va, ir pradėjau ten ir apie užsienį kažkaip iš vis neplanavau, bet vat Raimonda mane stūmė ir aš, nu, blemba, itališkai, nu, aš sakau, žinau, pizza, pasta, čiau, 3 žodžiai. Taip. Ir gavau, ir jinai mane stūmė, aš jau tikrai bandžiau kažkaip, kad, nu, neįti, aš bandžiau, kad, ai, ką man čia reikia, jinai visą laiką, ar užpildai. Ir užpildžiau tada. Ir tada užpildžiau. Grinai, net nepasitikrinusi apie taip? Nieko, kažkaip. Ne, buvo Šona ir direktorė mano mokyklos buvo Šona atvažiavus pas mus į kolegiją ten ar 2 ar 3 dienom. Ir mes įrodėm ten keletą dainų, kažkokių pasirodymų ir jinai kažkaip ją prisiminiau, bet kad būčiau daugiau minčių galvojus, tai ne. Taip. Ir užpildžiau ir atėjau į komisiją ir man davė ne 3 mėnesius, kur daugiausiai duodu 4 mėnesius. Ir išvažiavau. Aha. Čia buvo Erasmus Plus gal? Erasmus Plus, jo, Erasmus Plus. Pirmą dieną atvažiavau į Boloniją, atskridau į Milaną. Nieko nežinau apie Italiją, iš Milano, nu, man traukiniai, tai traukiniai, nu, tai sėdu į pirmą traukinį. Italo treno. Taip. 80 eurų, nu ką, man atrodo, traukinys, kaip traukinys, Lietuvoje traukiniai, nu ką, tiek ir kainuoja. O čia traukiniai yra brangus, labai brangus. Jeigu važiuoji su privačiais, būtent tas Italo treno, greitieji tie. 80 eurų, o man Lietuvėje atvažiavus, dar kažkaip nebuvo tos infliacijos Lietuvoje, prieš 6 metus dar mums tas 80 eurų. Man jau čia pusės mėnesio vos ne pinigai, aš susimokėjau. Atvažiuoju į tą Boloniją, jau nebeturiu pinigų. Ir dar buvo bairis, kad mes į tą traukinį sėdau. Ir prieš lipant į traukinį pamačiau, kad ten mūsų koncertmeisterė, Nijolė. Ir jinai tą patį traukinį sėda su manim. Irgi į Boloniją važiavo. Į Boloniją važiavo. Ir kažkaip jinai man sako, patį pirmą vakarą, tik atvažiavusi Boloniją, jinai man sako, Kornelija, pamatysi, sako, tu negrįši, sako, susirasi, sako, berną, sako, ir negrįši. Ir aš kažkaip pirmą vakarą. Su Kornelija eisim tikrinti naujo kino teatro, taip, kuris yra... Man atrodo, kad jį renovavo, nesenai renovavo ir atidarė. Čia gal buvo kažkada prieš kažkiek 10 metų būdavo kino teatras, dabar jį tik tai dabar atrenovavo. Čia mano mėgstamiausias ženklas, modernissimo. Kas yra įdomu, kad mes esam pagrindinėje aikštėje dabar Bolonijos, taip. Ir tas kino teatras yra po apačią. Mums reikės įlipti. Taip, mums reikės lipti žemyn, tai dabar pabandysime. Dažais netubėga dar. Čia koks fainas ženklas. Čia kaip traukinių. O čia meninė instaliacija. Meninė instaliacija. Galerijas pozityvė. Iš tikrųjų, spėjai. Čia parašyta, pavadinimas šios meninės instaliacijos. Tai va, turime kaip traukinių stotyje. Pulp Fiction. Aha, yra filmų, kada yra rodomi filmai. Labai simpatiškai čia. O, žiūrėk, čia toks lagaminas. Senovinis lagaminas spinta. Neblogai. Vittorio De Sica. Ledų dėžutė.
Tai net ir Lietuvoje yra irgi. O žiūrėk, apdovanojimai. Antrą dieną. Aha. Pirmą vakarą dar suvalgiau pizzą balonį, nu, taip tradiciškai. Antrą vakarą aš kažkaip nežinau, ką čia valgyti, viskas kitaip. Buvau aš Tinderį parsisiuntus, dar Lietuvoje, tipo international, galvoju, nu, susipažinsiu su kažkokiais žmonėm, nes aš Lietuvoje, nu, susipažindavau, nebūdavo ten šmiki-šmaki, kažkaip man būdavo dėl, nu, labiau dėl draugų. Ir antrą dieną susirašau su vienu, kur jau mums susisvaipinę, susitinkam antrą dieną ir jis mane išsivedė pavalgyti. Balonietiško maisto. O kaip tik 80 eurų jau išleisti? Jau išleisti, tai man taip, reikia pamaitinti vargšę studentę. Tai ir vat, kai mes susitikom antrą dieną mano atkeliavimo, tai iki dabar jau 6 metai kartu. Wow, gražu. Toks kažkoks. Ir svarbiausia, pirmą vakarą man sako, matysi, tu negrįši. Antrą dieną. Kaip žinai, uždėjo tokią... Man iš vis, kad aš čia išvažiavau, kad man šitą pasakė, kad antrą dieną susitikau, man kažkoks toks... Ok, ačiū. Atvažiuoja į mokyklą, taip. Kaip beje jūsų vadinasi? Bernstein School of Musical Theatre, BSMT. BSMT, taip. Čia privati mokykla. Privati mokykla ir muzikalo pasaulyje gan žinoma, kiek žinau. Jo, jinai čia jau prestižinė. Taip. Ir atvažiuoji, taip, pradedi studijuoti. Kas, nežinau, galbūt šokiruoja, kažkas visiškai kitaip atrodo studijos, kai studijuoji ten, pirmosios dienos, kaip jautiesi? Man tikriausiai įsiminė, kad pirmą dieną atėjau į paskaitas ir aš apsirengiau kažkaip tokios timpos, kažkokios žydros, ten margos, baltą maikutę, pasidažiau, galvoju, va, ateisiu pirmą dieną, ateinu, atsisėdu į pirmą paskaitą, visi mane taip. Aš galvoju, kas negerai? Ir visi taip į mane. Ir aš galvoju, kame čia esmė, tada pasižiūriu, visi juodai apsirengė. Ir aš tokia, okei. Ir tada po paskaitos prie manęs prieina sekretorė. Kaip tu čia apsirengusi? O aš sakau, kaip tu negavai laiško? Ne, aš sakau, negavau jokio laiško. Ir man taip iš karto, kas pirmas kažkoks, kažkaip norėjau, tipo... Prasme, trikotažiniai, bodžiai, timpos. Jo, ten kitos, ten pavyzdžiui, ten, kur šokėjos, ten rimtesnės, tai jos ten vis laik ten šildosi kojas, ten su tais tokiais. Tai žodžiu, aš atėjau tokia iš karto, dar tokiais kažkokiais sidabriniais batukais. Nu, okei. Ir neturėjau jokių juodų rūbų, tai man reikėjo dar irgi bėgti ieškoti tada tų juodų rūbų, nes negavau aš tos informacijos. Tai va, ir atėjau ir man iš karto tokia ir iš karto man kažkokia ta mokykla buvo labai, nu ten labai rimtai. Ta prasme, ten yra 4 gal klasės, ten 1, 2 ir 3 metai. Kartais netgi, man atrodo, būna dubliuojasi, 2 pirmieji metai, 2 antrieji. Nu ir visi labai ten, labai rimtai ten į tą žiūriu, ten išmuštruoti, ten iš ryto eini baletas, iš karto po to ir ten visi labai stengiasi. Ar jautėsi kažkokia konkurencija? Labai, jo, aš tai su nieko ten nekonkuravau, nes man kažkaip tas, aš kažkaip dar nebuvau įsipynusi tą kažkokį jų tą mindsetą. Bet tu ir atvažiavai su kitais tikslais? Jo, aš kažkaip, ir dar tas labai jautėsi, kad tokios, bet šiaip čia gal toks biški italų yra, kad come stai, bet iš tikrųjų tai visai jiem nerūpi, nelabai ten jiem įdomu, tai kam tu manęs klausi? Bet jo, šitas buvo... O studijos dar italų kalba? Jo, tas tai iš viso. Aš tai ir labai suprasdavau, kas gerai vaidina, kas blogai vaidina. Nes aš, pavyzdžiui, jeigu kalbos nesuprantu ir aš suprasdavau, kuris gerai vaidina, kuris blogai, nes vaidyba, iš tikrųjų, tai eina daug iš kūno. Nes jeigu tu man ateini, tu esi mano blogas žmogus, tai aš tai nesprantu, ką tu man nori pasakyti, bet jeigu tu išjauti savo kūną, ir aš, aišku, man atrodo normalu, mes kolegijai, tavęs būdavo vaidybos paskaitos,
ir klausia, ką jūs manot, ką galėtų patobulinti. Ir pas mus kolegijai normalu tam pasakyti. Tai feedbackas. Jo, ir aš sakau, pavyzdžiui, aš nesupratau, ką jūs čia norėjote. Prisimenu, dar vienas buvo pasirodymas, ten 4 mano kursiokių. Jos ten kažkokią labai dramatišką dainą pasirinko ir ten atlikinėjo ten tą dainą, vaikščiojo ten supykusios kažkokios. Aš pasiklausiu tą dainą, sako, nu ir ką jūs manot? Nu, aš sakau, aš tai nesupratau, dėl ko jūs čia supykusios ir kas čia per daina, taip, jūs kažkokios čia... Kame čia esmė, dėl ko tu supykus esi? Taip. Ko jūs, nesupratau santykio aš jūsų. Ir jos visos įsižeidusios ant manęs, nu tai... Aš nežinau tada, kokios studijos turi būti, ar mes tik tai... Įveskime žiūrovą, kas nestudijavo matyti teatro mokykloje, teatrinį meną ar muziklo meną, kad yra įprasta rodyti darbą ir mes labai daug keliam klausimų, į kuriuos bandom atsakyti ir taip tobulintis. Taip. Ir yra labai įprasta po etiudų, po eskizų, kuriuos mes parodome, aptarimas, taip, kursiokai, dėstytojai aptaria, užduoda klausimus, kad paskui tie, kurie rodo tą eskizą, galėtų jo atsakyti ir patobulinti, taip, nes jeigu yra klausimai, reiškia, kažko trūksta, taip, ir tai yra visiškai normali praktika Lietuvoje, diskutuoti, patarti vieni kitiems, nes kas dar patars, jeigu ne žiūrovas, kuris žiūri iš šalies, taip geriausia, taip, tai yra konstruktyvi kritika. Taip, tai yra visiškai... Ne personali, o konstruktyvi. Taip, toks yra metodas darbo. Tai, sakai, Bolonijai buvo, negalima buvo netgi kažkaip... Aš nežinau, mūsų klausia tų klausimų, bet atrodo, kad nori, gal tik pagirų nori. Nežinau, arba laukia komentaro tik tai iš savo dėstytojo, nes jeigu tavo, pavyzdžiui, kolega tau pasako, tai... Taip. Nežinau, galvoja gal, kad pavydė, aš nežinau, ką galvoja. Tai aš nežinau, aš gal visai buvau tokia tiesmukiška. Prisimenu, nežinau, kažkaip man atrodo, aš jeigu tau pasakau, kaip aš galvoju, tu man atgal ir kažkaip greičiau tas augimas negu per aplinkui. Beje, su italais dar toks kultūrinis skirtumas, kad italai nemėgsta tiesmukiškumą. Taip, jie eina per aplinkui visada. Gaila! Kas irgi, tai yra toks kultūrinis skirtumas, kurį tu labai gerai pastebėjai, kad per aplinkui, bet tiesiai labai niekados nepasako, ko galbūt mes lietuviai, kai man atrodo, tai yra paprastas dalykas, aš pasakysiu ir man paskui kažkas pasako. Ir praeis, ne? Taip, man pasako, ne, tu per griežtai sakai, aš sakau, aš negriežtai, aš tiesiog sakau, kaip yra. Negalima, tai... Jo, arba kažko manęs paklausė ir aš, ne. Iš karto jie kažkaip labai reaguoja, ne, tai reiškia ne. Tai va, tai šitas buvo, aš prisimenu labai va tą komentarą, kai pasakiau, tai jos labai kažkaip blogai mane ir pasižiūrėjo. Ir kažkaip irgi dar buvo mane tos klasiokas pasikvietė pasies į namus, ar aš tam padažyti kažkokios manęs norėjo prieš spektaklį. Ir aš atėjau jo namus ir sako, nu, patinka tau mūsų namai? Nu, aš sakau, galėtumėt susitvarkyti kažkaip. Nu, labai ten išversta viskas buvo. Nu, tai jeigu neįdomu, tai kam tu klausi tada? Nugi studentai tarp studentų, normalu, jeigu ten, galėtum susitvarkyti. Tai irgi ten veidai apsikeitė. Bet jo, sakau, man ilgai buvo, dar praėjo kokie 3-4 mėnesiai, kol aš kalbą išmokau. Tai kalbant apie tos 4 mėnesius, man buvo tik tai 4 mėnesiai išskirta Erasmus. Tų Erasmus pinigų. By the wreck, Jack. Make a new plan and stand. You don't need to be coy. Just get yourself free. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss my... Iš tikrųjų, nuėjom dabar į šitą kino teatrą ir labai apsidžiaugė. Kornelija sako, lingua originalią kalbą rodote, nes iš tikrųjų tai yra didelis mums kaip užsieniečiams minusas, sakyčiau. Mes negalim... Ir italam minusas. Taip, ir italams, nes jie nesimoko kitų kalbų. Visi filmai yra dubliuoti. Dubliuoti itališkai. Jie labai džiaugiasi savo dubliažu. Dubliažu, kuris yra nors jis mums labai nepatinka. Ir iš tikrųjų iškreipia netgi, sakyčiau, ir charakterį. Tai labai apsidžiaugia Kornelija, kad dabar yra vieta, kur galima nueiti
pasižiūrėti originalų kalbą. Bet aš kuo toliau, tuo labiau pastebiu. Pavyzdžiui, prieš kokius metus ar netgi 2 metus, sakykime, tos kino teatrų grandinės, kaip pas mus ten Forum Cinema, pas juos niekada nerasdavai nieko originalo kalba. Taip. Dabar šiais metais žiūriu, jau išeina koks naujas filmas, pavyzdžiui, žiūrėjau The Substance. Vieną vis tiek duoda, vieną seansą duoda, tai aš labai kažkaip jau bent kažko, žinai, galiu popkornų pavalgyti, nes, pavyzdžiui, žiūrėdavau kino teatrą, galėdavau eiti tik visokius nišinius, kur nėra popkornų, tai man labai liūdna būdavo, nes man kino teatras, tai tik dėl ko ten nežinai, dėl popkornų. Ir taip, čia iš tikrųjų dubliažo labai industrija yra labai išvystyta, labai daug dubliuotojų, labai čia viskas labai rimta pas juos, labai, nors manau, kad jiem padėtų, nes, pavyzdžiui, italai tikrai, jiem labai sunku su anglų kalba yra. Ir vien jau tas, kad tu visiškai, tau visi žaidimai dubliuoti, filmai dubliuoti, viskas dubliuoti. Bet mano direktorė Shona Farrell, jinai man sako, pasilik. O ta mokykla ten labai daug kainuoja, ten tik tai, aš sakau tikrai, jo, sako pasilik, padarysim, sako, spektaklį, nes jie, kas yra labai faina, tai mokykla, kadangi jinai privati, tai jinai gauna pinigų, tai jinai kiekvienais metais kiekvienas kursas stato savo spektaklį ir jie stato labai gerus muziklus, ta prasme, aukšto lygio, Lietuvoje ten jau arenų lygio. Ir sako, pasilik, padarysim spektaklį. Ir aš vėliau, kai sužinau dar koks spektaklis, tai Chicago, kuris vienintelis, kuris man patiko. Ir aš pasilikau ir padariau tą spektaklį, tai labai geri. Kokį vaidmenį atlikai? Mama Morton. Bet kažkodėl ir įsivaizdavau. Tai jo, aš visą laiką kažkodėl blogietas vaidinu, aš nežinau. Ne blogietė, bet tokia charizmatiška moteris. Tai vat Mama Morton vaidinau ir... Bet labai geri prisiminimai ir buvo režisierius Marconi, jisai, man atrodo, kompanija Della Rancia yra direktorius ir jis labai populiarus yra Italijoje. O buvo kažkokia atranka, kaip jis parinko, ta prasme, jūs turėjote pristatyti ir kažkaip eskisus kažkokius, taip, ir padainuoti? Ne, jie daro, pavyzdžiui, toj labai mokykloje yra geras dalykas iš viso, jeigu tu, pavyzdžiui, nori būti muziklo aktorius, nenori ten kurti per daug. Tai aš sakyčiau, tikrai BSMT yra, tobulai, nes tave ten išmuštruoja, ten visus šokus mokėsi, viską mokėsi. Tai jie dar kiekvieną savaitę daro mock audition. Mock yra toks, kai mokaisi pavyzdinės. Jo, toks netikras castingas. Ir tu ten turi ateiti, turi apsirengti kaip į castingą, pasidažyti, ten ir būna 9 ryto, jau ten turėti jos visas pasiruošti. Ir tu ateini, tave pakviečia, labą dieną, aš esu tas ir tas, šiandien jums atliksiu tą. Ir ten ir su koncertmeisteriu, tai mock auditions. Ir tu tada, kai tau reikia auditioną eiti, tu esi pasiruošęs. Tai šitas, jo, labai gerai. Ne, ta prasme, tai mokykla yra žiauriai gera. Iš tos profesinės pusės tu tikrai išeini be problemų. Ir iš tikrųjų iš tos mokyklos labai daug kas dirba. Labai daug kas dirba. Bet paminėjai yra tas vidinės pojūtis konkurencijos ir toks... Man pasirodė, kad jo, ten yra ta konkurencija, tai tegul konkuruoja. O kiek jūsų buvo kurse žmonių? Neįsivaizduoju, gal 25 kokie. 25. Tai va, ne taip, kaip mes šešiese galim ten meną kurti, ten eina, tu ten padainuoji next. Tai va ir dėl to muziklo irgi buvo ten auditionas. Aš neprisimenu, kai buvo, ar tau ten jau priskiria tą vaidmenį, per kurį tu turi daryti audition, ar ten jau jie vėliau parenka. Tai jo, tai ten mes kandidatavom, ten aš turėjau pasiruošti monologą, dainą.
Ir ten itališkai. Jo, itališkai. O nieko nesakė, kad tu vat su akcentu kalbėjai? Tai jie man liepė dar pastiprinti. O. Nesako, mama Morton tinka. O, taip, tai gali būti ir užsienyje. Jo, tai aišku, Rusija, aišku. Jiem ten neskiria. Grazie tante. Prego. Calma, Roxy, l'assassinio in questa città è una forma di intrattenimento. E inoltre, in 47 anni nella contea di Cook, nessuna donna è stata mai impiccata. Così 47 a uno non ti impiccheranno. C'è sempre una prima volta. Dimmi un po' una cosa. Quale sarà la tua tesi? Cosa intendi raccontare alla giuria? Io penso che dirò la verità. La verità! Questa è tutta scema. Bet aš tave labai sveikinu, nes iš tikrųjų tai vienas iš tokių svarbesnių vaidmenų. Jo, man tai buvo netgi biški gėda, nes ten kas 3 metus išsimokė, pramokėjo tokius pinigus ir būna ansamblyje. Ir aš pagrindiniam vaidmenį. Nu, ačiū, ką galiu pasakyti. Ne, tavo talentas, aš tikrai tikiu, kad tavo talentas tavo šitą vaidmenį užsidirbai. O sakyk, tu paminėjai, kad brangi mokykla buvo, ar suradai kažkokias galimybės studijuoti? Aš nemokėjau už nieką. Nemokėjai? Tai tame ir esmė. Tai tame ir esmė, kad aš Erasmus buvau nemokamai ir man vėliau Šoną leido nemokamai pasilikti. Oho. Tai aš sakau, man buvo toks, irgi sakau, nu ačiū, aš galiu pasakyti, aš dėl visko tik dėkoju, žiūriu dangų ir dėkoju, aš nežinau, ką daugiau. Dar mes su Kornelija, kai prieš tai susitinkat, jinai sakė, bet ką aš čia kalbėsiu, nu ką aš čia nieko neturiu papasakoti, na, prašau, mokykla siūlo nemokamai studijuoti, kai studijos yra brangios, pasilikti. Nu, kažkaip jo. Tai labai tave sveikinu ir labai džiaugiuosi ir tikrai aš manau, kad tu tikrai esi to verta. Ir studijos, buvo kažkoks tikriausiai, ar ir buvo Čikaga galutinis jūsų diplominis spektaklis? Jo, buvo galutinis tas diplominis spektaklis, labai gražus, buvo labai fainas. Ir kokios švietė perspektyvos pasibaigus šitą? Nes aš žinau, mes šiek tiek dar su tavim kalbėjome iš kadro, kad tu nenorėjai pasukti to keliu visgi, bet ar turėjai galimybės paskui eiti į visas peržiūras ir bandyti? Aš manau, kad čia kiekvienas gali eiti tas peržiūras. Nori, yra castingai, visi musical.it, visi castingai yra paskelbti, gali bandyti į visus castingus. O kasgi tau nepatiko po tokios, aš sakyčiau, sėkmės tavo mokykloje, kasgi tau nepatiko, kodėl tu nenorėjai sukti į šitą sritį? Nes aš savim nepasitikiu. Tikrai. Nes aš visą laiką galvojau, kad mano akcentas, manęs niekas nepriims ir aš šokt nemoku. Bet dabar aš pagalvojau, jeigu aš norėčiau, tai aš manau, kad galėčiau. Tai dėl pasitikėjimo kažkaip trūko. Aš kažkaip visą laiką savim. Režisieriai, jeigu žiūrite mus dabar, prašau, talentinga dainininkė, aktorė, šokėja, Kornelija prieš jūs. Charizmatiška, labai charizmatiška. Pakalbėkime tuomet irgi apie struktūrą muziklų, tos sistemos, taip, muzikinio teatro, apskritai teatro, kokia yra Italijoje, nes aš mažai man yra su ko pakalbėti ir pagaliau galim su tavim aptarti bendrai, kokia yra padėtis ir kodėl, pavyzdžiui, aš irgi baigusi teatro režisūrą, nepasukau teatro keliais čia. Taip. Kaip veikia teatras čia? Aš neįsivaizduoju. Aš neįsivaizduoju, nes aš nelabai net ir vaikštau teatrą. Aš ką galiu tik tai pasakyti iš savo pastebėjimų iš dėstytojų. Tai mes turėjom ar 3 ar 4, man atrodo, vaidybos dėstytojus, 5 netgi gal vaidybos dėstytojus. Tai labai toksai jo atlikėjo. Tai yra ne aktoriai, o atlikėjai. Labiau toks man jo atlikėjas buvo. Nėra to tokio, gal sakykime, aš buvau įpratus, ypatingai mes labai kūrybiškai, kai dirbom, nes mes darėm porą spektaklių kartu darėm. Tai mūsų iš vis tos ieškojimas per psichologiją, ten labai ilgai, tu ten ieškai, galvoji, suki, ten kažkokius priėjimus, ieškai fizinius, ne tokius, kad perskaitau, tu man esi blogas draugas ir ateini, tu man esi blogas draugas. Ne, tu gal netgi sakytum, tu man esi blogas draugas. Ta prasme, kažkokių spalvų, jo. O vat ką aš čia labai pastebėjau, tai
kas skaitai, tą vaidini, kas skaitai. Ne visi, buvo pora tokių dėstytojų. Pavyzdžiui, viena dėstytoja, jinai, kai man sako, o tu lietuvė, nekrosijus. Tai va čia labai žino, tai va, šitą gal pastebėjau. Iš tikrųjų, teatro pasaulyje lietuvių režisieriai čia yra žinomi ir tas labai, kaip mums yra labai malonu girdėti, ir Kuršunovą žino, ir Nekrošių žino, amžiną atilsį. Ir kaip pasako, tai tu studijavai pas jį ir vat, jiems yra svarbu, kad yra taip. Gerai, tai kur tu mane atvedei? Nes iš tikrųjų, aš kai klausiau, gali mane nuvesti kokią nors įdomią vietą? Maloniai. Ir Kornelija sako, atvesiu tave ten, kur visi labai priešinosi, kad ta vieta atsirastų. Ir mes esame prie Starbuckso, kuris atsirado visai neseniai. Prieš kelis mėnesius atsirado ir visi labai pyko, nes uždarė knygyną, kad atidaryti kažkokią tai amerikonybę baisę. Taigi yra Italijoje kiek kavos, tokia gera kava. Čia dabar gers, atvažiuos turistai, gers amerikonišką kavą. Bet eilių nematome, bet vis tiek pirmom dienom tikrai buvo eilių. Ir šiaip, tai palygink tu itališką kavą ir Starbucksą, tai čia visai kitas dalykas. Tai man atrodo, kažkaip reikia suprasti, atskirti, kad ne viskas, ką tu vadini teisingai, yra teisingai, nes čia visiškai kitas dalykas. Ir kaip tik tu praturtini savo miestą, aš nematau visiškai nieko blogo. Turi būti įvairovė. Tai kodėl, kaip tu galvoji, kodėl mūsų teatrą vertina, ko nėra čia? Kodėl vertina mūsų teatrą? Nežinau, gal kad kenčiam labai daug. Per daug psichologijos, per daug savęs. Jo, mums labai patinka kentėti, man atrodo. Aš galiu, iš savo, taip žinai, pusės pasakyti, kad man atrodo, kad labai, lietuviškas teatras yra psichologinis teatras ir formos teatras, toks labai skoningas, sakyčiau, miksas, taip. Čia, kaip tu sakai, ką aš mačiau, kodėl irgi kažkiek nusivyliau ir tu pati sakai, nevaikštai į spektaklius, kas irgi keista, aš irgi nedažnai vaikštau, nes matau atlikėją, kaip tu sakai, kažkoks pokalbių šou, dialogas, nėra kažkokių išieškojimų, kur mes, kaip tu sakai, per kančią ieškai, per psichologiją bandai ten. Tai taip, nuvylė galbūt tie pastatymai ir apskritai teatro sistema kokia yra. Čia nėra labai mažai valstybinių teatrų. Bet kaip kam atrodo, nes pavyzdžiui, kitiem atrodo, kad gerai, kai nėra valstybinių teatrų, tada tu ten labiau turi... Nėra, sakykime, to supuvimo ten, kur jau teatre užsisėdėję žmonės ir neduoda ten duonos kąsnio. Nežinau. Bet šiaip manau, kad valstybinis teatras yra geriau, nes tada tu neturi atsakyti ten užsakovam, atidirbti už savo pinigus, pritraukti ten žmonių, kaip pas mus yra vienas populiarus teatras, kuris ten labai pinigus daro. Toks tu labiau turi laisvę, sakykime, tam menui, kur netgi nežinau, ten paprastam žmogui, kuris žiūri tą televizorių, jiem labiau patinka tas mūsų populiarusis teatras. Ir pavyzdžiui, nepatinka mūsų ten nacionalinio teatro, ten tai pasako, kokia ten aš nesąmonę pasižiūrėjau. Kažkokias ten man rodo, aš ten nesuprantu, man per daug išvedžioja. Tai čia, žinau, kaip kam patinka. Aš tai labiau esu už tą meninį teatrą, nes teliką gali pasižiūrėti per teliką. Teisingai. Ne, iš tikrųjų, čia teatro sistema yra teatro kompanijos, tokios nedidelės kompanijos, kur įmonės, sakyčiau, taip, kur jie castingų yra sistema, aktoriai kviečiami į castingą, susibūrė grupė ir jie pastato spektaklį ir išsibarsto. Dėl to aktoriaus, taip pat ir režisieriaus, sakykime, darbas yra toks nestabilus, gali ir sėdėti be darbo kelis mėnesius, o gali ir, jeigu tu esi labai reikalingas, gali ir pastoviai dirbti, bet kaip tu, tai paminėkime, aš paklausiau tavęs, betgi galėtum dabar taip eiti į tos castingus, bandyti, į tas labai daug yra
mačiau skelbimų, kad būtent miuziklo čia pastatymai yra tokie komercinių, labai jų yra daug, taip ieškomi aktoriai ir galėtum laisvai. Tai visi castingai paskelbti, aš galėčiau ten eiti, bet man tas toks, nežinau, aš gal nepriimčiau to labai rimtai, nes tu pastatai spektaklį, ten atidirbi mėnesį, pastatai spektaklį, tada apkeliauji visą Italiją, turas, ir ate. Ir aš tada nebūnu nei namuose, aš tokia visada esu pasidarus, man kažkaip labai faina. Ir man toks išsibarstymas ir dėl ko, nežinau, kažkaip man... Netraukia tave tokia sistema, taip? Ne, gal turėčiau 18 metų, jo. Labai įdomiai Kornelija dabar pasakė, turėčiau 18 metų, paaiškinkim, kodėl man tai šitą frazę mane užkabino. Man jau sako, mano kalba jau susilaužė. Taip, ne, čia viskas yra gerai, nes aš dabar irgi, kai kartais mokau anglų kalbos, sakau, negalima sakyti turėti metų, nes itališkai yra sakoma, aš turiu ten 18 metų, aš turiu 30 metų, taip, jie tokią struktūrą vartoja, dėl to dabar gaunasi. Man jau draugas, sako, aš kiekvieną kartą, kai grįžtu, sako, tu kažkaip, sako, nenormaliai, sako, kalbi. Man taip gaunas, nežinau. O kaip jūs kalbate angliškai ar itališkai? Namuose dažniausiai angliškai, kartais persilaužia itališkai, su draugo tėvais itališkai, su draugais itališkai. Taip. Tarp mūsų dažnai angliškai, nes, pavyzdžiui, žiūrim serialus angliškai, tai tada kažkaip anglų, taip persimetinėje. O kaip apskritai sekėsi mokytis italų kalbą? Aš turėjau prieš atvažiuoti jau išmokus italų kalbą, jau manęs Šonas sako, tai išmok italų kalbą, tai jau vis tiek žinau, pizza, pasta, čiau. Tiek ir tai žinau. Tai 3-4 mėnesius tiesiog sėdėjau paskaitas, va taip klausiaus. Nežinau, man padėjo labai toj mokykloje klausytis, specialiai nesimokiau. Nesimokė, taip. Kokie, nežinau, gal tavo tikslai būtų, visgi tai yra muzika, nes aš žinau, kad tu dabar daug kuri ir dainuoji ir esi dainininkė, galiu pasakyti, labai koncertuoji, matau tave scenoje. Papasakok, kaip kilo idėja ir kaip apskritai techniškai surinkai grupę ir ką jūs su ta grupė dabar darote? Čia irgi toksai gavosi. Ačiū, nes aš atvažiavau ir nežinau, nei kur čia ką klausti, ko ieškoti. Mano draugo draugas sako, yra grupė, ieško dainininkės. Ir aš nuėjau, pradėjom su jais dainuoti prieš kokius 5 metus ir taip ir baigėsi. Pas jos keitėsi tos dainininkės, nes ten kažkaip irgi jos norėdavo, man pavyzdžiui atvirkščiai, jos norėdavo tiesiog koncertuoti, pasirodyti. Taip. O man labiau patinka, kad jie šiaip visiems apie range'as tarp 50 iki 70 metų pas jos tos grupės. Bet man kas labai patinka, kad jie nėra profesionalai, ten vienas direktorius banko, kitas ten dantistas buvęs pensijai, kitas ten irgi direktorius banko, tokie mėgėjai. Bet kas man patinka pas jos yra kiekvieną antradienį repeticija, lyja, sninga, einam daryti repeticiją. Tai aš kaip tik man, pavyzdžiui, šitas dalykas man labiau patiko, negu kad eiti ten ant scenos koncertuoti. Koncertuoti, pakoncertuosim, jeigu reiks, bet pavyzdžiui, tas augimas ir aš atrodo ten dainuoji, bet labai matosi, kad kai tu tiesi kažką, kad ir vieną kartą per savaitę, labai matosi augimas. Tai man taip ir gaus, aš jokios grupės neieškojau. Tau procesas yra. Jo, man procesas ir praktika. Supratau. Ką jūs atliekat? Aš tai žinau, aš tiesiog žiūrovui. Mes, kai aš atėjau, tai jie labai tokie džiazistai būdavo. Mes grojam džiazo standartus. Taip. Aš pirmais metais grojam. O tu šiaip džiazą labai... Ne, aš nesiklausiau niekada iš džiazo. Bet aš girdėjau dar anksčiau, kad tu džiazą atlikinėjai. Aš gal atlikau ten, nežinau, gal kolegijai
dainavimo pamokom kažkokiu džiazo standartų dainavau. Bet kad aš ten jau klausyčiau, tai ne, aš visą laiką klausydavau. Mano muzika tai visą laiką būdavo ten elektronikos visokios, ten Depešai, Nirvana. Ten džiazas irgi toks iš vis neįtema. Nu ką, dainuosim džiazą tada. Bet tie džiazo standartai irgi priklauso, kaip tu juos atliksi. Mes ten nedarom tų interpretacijų. Mes ten darom solo. Ir, nu ką, dainuojam džiazo standartus. Tada ėjo metai ir aš su savo įdedam kokį popsuką, bet mes tą visą popsą persukam į swingą, į džiazą. Tai dabar toks labiau pop džiazas. Mes, pavyzdžiui, sakau, ten Tainted Love, ten Sometimes I Feel. Mes juos padarom džiazinius. Tai va šito tokį stiliuką dainuojam. Kaip smagu. O kur koncertuojate? Kur papuola? Bolonijoje yra viena tokia kavinė, labai populiari, Bravo Cafe vadinasi. Yra, dabar neateina į galvą, Cantina Bentivoglio. Tada dar yra pora vietų naujų atsidarius. Nu, va tokių restoranus labiau. Tai jeigu būsite Bolonijoje, ar gyvenate Bolonijoje? Užsirašykite, pasižiūrėkite programą, jeigu Kornelija koncertuoja, būtinai ateikite palaikyti mūsų grupė vadina Street Life Quintet. Street Life Quintet. Tai ketukas. Tai kokie yra tavo dabar tikslai? Visgi link muzikos judėti, ar teatras kažkaip, nežinau, su teatru, nes aš supratau iš mūsų viso pokalbio ir aš anksčiau šiek tiek su tam esu kalbėjusi, kad kažkaip nesinori gal tau tęsti to castingų, to viso dalyko, bandytis, ar daugiau su muzika norėtum tęsti? Gal labiau su muzika, nes, sakykime, dirbant su muzika, tai labai daug kas mano rankose yra. Aš savo pati repetuoju, pasidarau, parodau, padarau video. Toksai baigtinumas. Taip. Su teatru gaunas toks išsibarstymas kažkoks. Gal man patiktų, pavyzdžiui, rasti, jeigu išeitų rasti Bolonijoje teatre kokią vietą, pastovią vietą, tai jo, aš su malonumu. Bet tokio kažkokio bėgiojimo nelabai norėčiau. Ne, aš iš viso pasisakau, žiūriu, nebent galėčiau parekomenduoti. Vasaros pradžioj, vasarą ir būna Summer Musical Festival, būtent mūsų mokykla organizuoja ir Bolonijoje būna momentas, kada jie daro labai daug miuziklų, būtent mano mokykla. Tai tikrai, jeigu išeitų papulti į BSMT Productions, nes jie būtent daro, išeitų papulti ar ten kelias dienas pasiimti, nes jie dažniausiai tom pačiom dienom vyksta, tai tikrai yra labai aukšto levelio ir rekomenduoju, galima visus žiūrėti. And all the night's magic seemed to whisper and hush, and all the soft moonlight seemed to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? O sakyk, dainininkui, atlikėjui, muzikos kūrėjui, koks šis kelias ir sudėtingas ir nerekomenduoju. Taip. Kaip galvoji, ar Lietuvoje būtų daugiau galimybių? Taip. Ar nekyla minčių, reikėtų grįžti? Ne, nes aš į italų savo draugo niekada iš Italijos neišvarysiu. Taip, susitaikau. Kodėl jis nenori palikti Italijos? Jis sako, Lietuva būtų pati geriausia šalis pasaulyje, jeigu nevyktų 350 dienų. Bet čia irgi drėgna, taip, beje, pakalbėkime žiauriai šalta. Čia atrodo Italija, bet čia taip šalta yra. Žiemą čia yra šalčiau negu Lietuvoje. Aš sutinku, nes tas šaltis, man kartais vakarais aš negaliu užmigti iš šalčio, nes tas šaltis taip drėgna ir įsilenda į kaulus. Ir tu negali, ta prasme, sušilti negali. Taip.
tai reikia arbatas gerti, viską jis visiškai žiauriai šalta. Aš manau, tai yra problema, kurį ne kartą minėjome savo laidose, tai yra namų apšiltinimo problema, izoliacijos problema ir tai, kad ne visur dar tie vadinami šiltuvai yra, radiatoriai yra taip. Ir tai iš tikrųjų namai apšildinami labai prastai. Visa šiluma išeina pro langus, pro skyles, tai prasme, kaip mes supratę, izoliacijos tikrai labai geros yra tvarios. Čia, kur tu beateitum, kad būtų šilta, iš tikrųjų čia yra šilta ir keista, kur tu užeitum, bet kokią kabinukę, ten yra taip vėsų. Tai amerikoniški išmislai. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. Tuomet pakalbėkime apie Boloniją. Koks tai yra miestas? Raudonas. Raudonas. Nes mes šiek tiek už kadro jau kalbėjom, kokiamis temomis galim pagvildenti, pakalbėti. Bet prieš liečiant tą raudoną temą mes paaiškinsime, kodėl. Koks tai apskritai energetinė prasme po Vilniaus labai jaunas, labai jaunas, jaunatviškas miestas, nes Bolonija, dabar neprisimenu, kaip pirmas žodis yra, bet yra netgi posakis, kad Bolonija yra stora, raudona ir inteligentiška. Tai inteligentiška dėl to, nes pats labiau daug studentų, nes pats pirmas universitetas pasaulyje Bolonijos. Ir iki dabar čia visą laik studentų, pavyzdžiui, vasarą Bolonija tuščia. Nėra žmonių. O čia, o jau kai prasideda mokslo metai, tai pilna, labai daug tų studentų. Jo. O kokius skirtumus gali pamatyti su Vilniumi? Pavyzdžiui, nežinau, infrastruktūros prasme, kažko trūko tau, kažkas erzino, kažko, aš, pavyzdžiui, man iš karto toks pirmas įspūdis, man kažkaip trūksta čia erdvės po Romos, taip, nes tos gatvės, tai yra viskas žavu, labai savotiškas tas miestas, taip, ir parkų trūksta. O ką tau, kokį skirtumą pastebėjai ir žmogiškai, gal prasme, infrastruktūros? Man tai tik atvažiavus buvo labai keista, kad negalėjau kortelę atsiskaityti. Taip. Čia įdomus dalykas. Taip. Nori juodais? Tai jo, bet dabar jau įvedė, dabar jau visur turi galėti. Tai aišku modernumo, tai čia jau klasika, man atrodo, Italijoje. Taip. Autobusai irgi ten tokie. Kornelija vairuoja čia. Aš vairuoju. Irgi... Išprakaituoju, kol vairuoju, bet vairuoju. Bet pasakai, kad buvai nuvažiavusi iki Romos ir paskui pasakai, kad ne. Tik čia Bolonijai dar viskas gerai, dar galim pravažiuoti. Aš dažniausiai į centrą nevažiuoju, nes aš tik įvažiuoju iš baudų. Čia man ateina po mėnesio bauda. Nes tu čia į kairę gali važiuoti, dešinę negali važiuoti ir tokia nesuprasi. Tai aš taip aplinkui Boloniją važinėjau. Ar tai yra patogus miestas? Ko čia trūksta? Šiaip tai jisai patogus yra, nes jisai yra nedidelis. Jisai dydžio gal kaip Vilnius. Vilnius gal biški mažesnė Bolonija, bet tikrai viskas vietoje. Jo, kompaktiška. Ko reikia, visko yra. Nėra nei per mažas, nei per didelis. Ten, nežinau, kaip iš Milano, ten iš vieno rajono ten važiuoja valandą, tai tikrai šito nėra. Čia visą miestą per pusvalandį gali apvažiuoti. O ko trūksta, apart parkų? Ko trūksta? Pramogų. Pramogų? Iš tikrųjų, atrodo, tiek studentų turėtų būti. Kad jie pramogauja tik tai valgant ir geriant, daugiau jie nieko nedaro. Labai standartas. Čia tik tai ką, einam paveikti, tai einam pavalgyti arba pagert. O jeigu aš nenoriu, pavyzdžiui, Vilniuje einam pašokinėti ant batutų, ten, viską, nežinau, į Akropolį, ko tik nori, pačiuožinėti. Čia nėra ką veikti. Bowlingas, labai man patinka bowlingas. Vienintelis pasenis bowlingas už Bolonijos kažkoks aš čia net jo. Bowlingo nėra. Nėra ką veikti. Jeigu tik nevalgyti. Studentų tiek daug. Tai studentai geria. Geria ir valgo. Gerai, kokie tie boloniečiai?
žmonės. Priklauso, aš nežinau, aš gal susipažinau su ta Bolonija Bene, tai, sakykime, iš ten tokių jau šeimų, ten kai kurie netgi princai, ten jau, ten kai kurie netgi turi ten, kaip jūs ten, kaip vadinas, ne princai, iš šeimos eina tie titulai, ten jeigu pasižiūrė, tai jie ten kažkokie princai. Tai tai jie ten labai savo burbule užsisklendę, ten labai sunkiai prisima, dabar aš jau kiek Italijoje 6 metai, tai vos mane ten įsileidžia, bet irgi taip. Jie tokie turi savo įsivaizdavimus, labai burbulę užsidarę, nežino, kaip žmonės tikrai gyvena. Jiem atrodo, ten pinigai nesibaigia, ten tai va tokie. O labai dažnai iš lietuvių girdžiu, ir ne tik iš lietuvių, iš užsieniečių gyvenančių Italijoje, kad susirasti italų draugų labai yra sudėtinga, kad jie nelabai prisileidžia, kad, ta prasme, jie draugiški, bet kad gilumo... Jie nedraugiški, jie apsimeta. Jiem gal natūralu taip yra, komestai, bet iš tikrųjų jiem neįdomu. Jeigu dar neužprenumeravote mūsų kanalo, siūlau jums padaryti tai kuo greičiau. Čia įdomiai ir nenuobodžiai pasakojame apie gyvenimą Italijoje. Žiūrėk, einam tavim pro raudonus namus, pastatus, tai pakalbėkime užsiminėm apie raudoną Boloniją. Boloniją. Taip. Nes, kaip sako, Bolonija stora, inteligentiška, raudona. Ir mes galvojame dar su Kornelija, ar minėti šią temą, ar neminėti, bet aš manau, kad tai šokiruos daugelį lietuvių, nes nežino, kad iš tikrųjų Italijoje dar aktyviai veikia tiek komunistinės partijos, tiek fašistinės partijos. Ir Bolonija yra garsi tuo, kad čia yra daug komunistų, dėl to ir sako, kad jinai raudona. Taip. Ir čia yra viskas tas nedraudžiama, labai ir mitinguoja jie, ir daug plakatų, ir mus iš tikrųjų tai stulbina. Tai vat Roma yra garsi savo fašistinėmis partijomis, o Bolonija komunistais. Tai papasakok, kas tave Tai aš kai tik atvažiavau į Boloniją, tai aš iš viso nelabai, nežinau, nei apie tą istoriją, nei niekur, aš kažkaip vieną dieną sėdžiu mašinai, man atrodo, mieste ir žiūriu, eina kaip paradas. Raudonom vėliavom, kūjais pjautuvas, mosikuoja. Man akis tokios, klausiu draugų, kaip čia suprast? Ir užrašyta, komunistai, Negaliu patikėti, susakau, čia legalu. Ir pasirodo legalu, ir pavyzdžiui, kai pasižiūrė, ypatingai mano rajone, aš gyvenu gatvėje Stalingrado. Ir ten yra Stalingrado tiltas, ir ten dažnai eina irgi visokie paradai. Aš prasižiūriu pro langą, žiūriu, eina žmonės vėliavom raudonom, mosikuoja ir dažnai šiaip praeina. Ir vat mano rajone dažnai ir visokie plakatai, rinkimės draugai, mes antifašistai. Nors, ta prasme, visi čia komunistai, antifašistai. Jie yra netoli vieni nuo kitų nutolę. Aš manau, kad jo. Taip. Ir va čia tokia netgi labai mada yra pas juos. Aš visą laiką klausiu, kodėl. Pavyzdžiui, aš taip sakau, aš tokia esu apolitiška, aš nieko nežinau apie tą politiką ir, sakykime, kaip ir sakiau, kad aš, kaip italai sako, ignorante, kad aš nelabai domiuosi iš viso, kas manęs nedomina, aš to ir nesidomiu. Tai pas juos irgi labai šitas dalykas yra, kas yra kairieji ir dešinieji. Pas juos šitas, tai ten daugiau apie nieką jie nekalba. Bet aš sakau, kodėl pas juos visas tas susiskaidimas? Tai italai sako, kaip yra su futbolu, jiem reikia pasirinkti savo pusę. Tai jiem ir šitą. Tai pavyzdžiui, aš negaliu, dažnai tu net negali turėti savo minties, savo požiūrio. Pavyzdžiui, man patinka kažkas iš tos srities, kažkas gal iš dešiniųjų, iš kairiųjų, bet ne, jie labai savi prisiskiria, ar tu kairysis, ar tu dešinysis. Tai jeigu tu esi kairysis, tai tada tu rengiasi ten rūkai sukamas cigaretės, rengiasi kuo prasčiau, o jeigu tu esi dešinysis, tai tu rengiasi su kažkokiais ten marškinukais. Mane kas irgi nustebino, kai irgi sakydavo tos, žinai, apie tos tokius alternatyvius žmonės, ką turiu omeny, kurie kitaip rengiasi, kitaip.
masto, jos vadindavo komunistais ir aš nesuprasdavau, kodėl komunistai, nes jie yra kairieji. Taip, jie kairieji. Tokie. Bet jiem būtent tą reikia išreikšti. Taip. Tame man labai buvo keista. Tu negali, tu prasme, yra labai sunku turėti savo laisvą mintį šito. Jeigu tu save užsidarai. Turi kažkokią... Užsidarai kažkokią... Jo, ir aš tada, jeigu aš prisiskiriu save tam, tai tada aš galvoju taip. Tai tada tu realiai, tau labai sunku augti yra. Tu negali rasti kažkokio naujo būdo, geresnio būdo, kuris visiems geras. Tu tiesiog būni už savo futbolo komandą ir skanduoji. Nu, ta prasme. Ne, iš tikrųjų yra, jiems irgi mūsų skaudulys matyt nėra labai suprantamas, nes Baltijos šalis ir kitos šalis kitokią istoriją turėjo labai skaudžią su komunistais, dėl to jiems yra nesuprantamas visas tas dalykas ir kodėl mūsų tokia reakcija į komunizmą, taip, ir, bet čia yra visiškai normalu ir nieko smerktino ir tu dar minėjai, kad yra dar kažkokias gatvės pavadinimai. Jo, yra ir Vladimir Ilyich Lenin, ir Karl Marx, jo, yra daug tokių gatvių. Ir liūna, ir keista. Ir keista. Ir dar yra viena pagrindinių studentų gatvių, Via del Pratello. Tu ten tik įėjęs, gatvės pradžioj, pakabinta taip tarp namų didelė raudona žvaigždė. Tai aš kaip pamačiau, man irgi toks buvo. Paskutinis klausimas. Aišku, visada noriu paklausyti šito klausimo kokioj nors gražioj vietą, bet dabar einam statybose. Čia labai gražu, čia bus tramvajus. Tramvajus, va, matot. Visi mojuoja, nors aš filmuoju. Taip, tai klausimas būtų toks. Tokiam po UNESCO paveldu. Šiaip dar Bairis. Na, Visi šitie, kaip jos vadinas, arkos. Arkos, taip. Jos yra įtrauktos į UNESCO paveldą. Bet iš tikrųjų jų istorija, kaip minėjau, čia pats pirmasis universitetas Bolonijoje. Ir čia yra amžina krizė, nėra kur gyvena. Tai Bolonija taip išsiplėtė, iš tikrųjų visos tos arkos, kurios yra išsiplėtusios, jos buvo pristatyti kambariai, kad būtų gyventi galima. Tai čia toksai, tos arkos gavosi toksai... Tai jis turi funkcionalumą. Iš tikrųjų, pirma buvo tiesiog namai, bet vėliau, kadangi nebuvo vietos, kur gyventi, jos pristatė. Pristatė, kad viršuje galėtų ir gavosi UNESCO paveldas. Pažiūrėjau, parodykime akivaizdžiai, kaip tai atrodo. Arkos ir ten beveik prie visų namų yra pristatyti šitie. Apie tai niekada aš nesusimastydavau, kaip įdomiai, taip. Tai va, o klausimas būtų... Tipkis? Dabar tose statybose paklausiu apie Dolce Vita. Kaip manai, ar egzistuoja Dolce Vita ir kas tau yra Dolce Vita? Vidinė ramybė. Jeigu tau viduje ramu ir gera, tai tau visur bus Dolce Vita. Labai gražiai. O tau gera ir ramu? O tau? Galėtų būti ir ramiau. Galėtų būti ir ramiau. Reikia išeiti aperityvo. Pasidarys ramiau. Taip. Va, čia pirmas vaistas. Jeigu dar neužprenumeravote mūsų kanalo, siūlau jums padaryti tai kuo greičiau. Čia įdomiai ir nenuobodžiai pasakojame apie gyvenimą Italijoje.